Šiame filmuke aš jums parodysiu, kaip pasigaminti pasakiško skonio spurgyčių. Bet pirmiausia imam terbelę ir lekiam į Maksimą apsipirkti. O kokių produktų ir kokiais kiekiais reikės, tradiciškai rasite surašytą komentaruose. Spurgytėm reikės bulvių, kurias prieš verdant įpjaukit tokių žiedelių, ko pasėkoje jas bus daug lengviau nulupti. Be bulvių mums reikės 2 rūšių sūrių. Tiek fermentinis, tiek kietasis turi būti smulkiai sutarkuoti, o juodosios alyvuogės mūsų spurgytėms suteiks išskirtinio skonio. Na ir prieš viską gerai išmaišant porą šaukštų krakmolo. Kad spurgytės visos vienodai iškeptų, būtina jas formuoti vienodo dydžio. Sekantis etapas – apvoliojame spurgytę miltuose, tada išmaudome ją kiaušinio plakinyje ir jau pabaigoje papuošiame džiūvėsėliais. Atlikę tokias procedūras su visomis spurgykėmis, einame jų kepti. Spurgytės kepsime iki 160 laipsnių kaitintame aliejuje. Kad spurgytės jau iškepė, suprasite iš specifinio garso, kuris atsiranda sūriai bandančiam pabėgti iš spurgyčių. Prie spurgyčių pasigaminsime ir padažiuką, susmulkinkim česnaką ir kalendrą. Įdėkime šiek tiek majonezo ir viską gerai išmaišykime. Papildomai galima šiek tiek druskytės ir pipiriukų. Na ką, ir beliko mūsų spurgytės patiekti svečiams. O jei patiko šis mano receptas, nepamiršk jo paspausti patinka. Ir būtinai pasek riebų katiną, jeigu dar to nesi padaręs, nes pas riebų katiną nauji receptai kas savaitę.